7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pralaimėjimas, bet dvigubai skaudžiau yra Karolainos situacija, nežinom, kas ten atsitiko, bet nieko nesišvečia nieko gero. Tai tas yra dvigubai skaudžiau. Taktika sunku kalbėti. Kai mes einam rungtynės, nusprendė nedėti šiandien kūno. Mentalinių tų tokių psichologinių klaidų realiai žiūriu į Žalgirio sudėtį, prieš kiekvieną žaidėją padarėm. Tai bet kokią taktiką tu pasirink, kai nėra to kūno ir fokuso, labai sunku yra žaisti. Ir Žalgiris įsprendė, jeigu atvirai, rungtynės per 5 minutės. Treneri, jau užsiminėte apie tą Jordano traumą, ar ten čiurna, ar kelias buvo, nes... Neįsivaizduoju, žiūrėsim, tyrimus darysim ir rytoj dienos metu skrydis, bandysim iki to skrydžio pasidaryti tyrimus. Kalbant apie šį mačą, ar neatrodo sudėtinga tą dvikovą su Žalgiriu, bet kokį pozityvą dalyką galima prieš tą finalinį mūsų čempionų lygoje pasimti šiandien, ar kažkokių tokių teigiamesnių dalykų nėra šiandien? Nėra. Reikia pamirštas rungtynės, čia bus, jeigu galim greičiau pamirštas rungtynės, tai čia didžiausias teigiamas dalykas. Augustas šiandien su Žalgiriu irgi sužaidė tokias solidžias rungtynes, pasimatė jo gynybos tam tikri momentai, kuris dar turi to didėti žingsnius į priekį. Rungtynių pradžioje, kai sprendėsi rungtynės, nebuvo nei vieno point guardo pas mus. Mano nuomonė. Komanda buvo nekontroliuojama. Taip. Klaus, kad... Apie psichologinę nusiteikimą ir kaip galima atsitiesti po tokias nesėkmės, sakėt, pamiršti kuo greičiau tas rungtynes, kaip pasiruošti trečiadienį? Nežinau, aš prieš rungtynės mes kalbėjom, neįlysi kiekvienam žaidėjui į vidų, bet sakau, norisi tokias rungtynės su geru varžovu, norisi kažko iš jų pasimti daugiau, kažkokių situacijų geresnių, būt, kaip pasakyti, kartu visiems ir žaisti tą, ką treniruojamės ir iš tų rungtynių kažką gero išsinešti. Ir aš bent jau save, aš įtikinėjau, kad mes iš tokių rungtynių galim, kaip pasakyti, pasiruošti rungtynėm dar geriau. Bet šiandien vienu metu atrodė, kad mes nusprendėm nekontaktinę treniruotę pasidaryti. Kiek, sakykit, treneris šitus rungtynės parodo to 4 numerio trūkumą ir ar nespartina procesų klubo viduje? Skaudus klausimas. Aišku, kad spartina, aišku, kad norim to žmogaus ir dabar ypač jeigu JC dar iškrenta prieš rungtynės Stambulę, čia bet kuriam kažkiek krepšinį suprantančiam labai, labai akivaizdu ir čia yra žioja didelės skylė, mes žiūrim, kaip jas užkimšt. Privalom jas surast būdą iki trečiadienio, kaip užkimšt. Dar šiek tiek apie Augustą Marčiulioną. Iš kitos pusės jautėsi, kad šis varžovas jau geriau žinojo, koks žaidėjas yra Augustas Marčiulionis ir dėl to jam buvo šiek tiek sunkiau mačo pradžioje nei kad su Lemanu. Tai aišku, tai aukštesnio lygio komanda, daugiau rankų, daugiau kamulio presavimo, daugiau kūno, daugiau to ūgio, tai visur bus daugiau to vyriškumo ir aišku, kad jaučiasi skirtumas, bet Augis, sakau, kaip ir visa komanda, tai būtent tokiose rungtynėse reikia eiti į priekį. Reikia iš jų imti viską, ką geriausio. Tai vienu metu, sakau, kai atsikalikinėjom labai didelių skirtumų, nežinau, ką iš tokių rungtynių galima to geresnio išsinešti. Aišku, labai gal neigiamai skambu, bet, tiesiog aš sakau atvirai. Treneri, galbūt dar pabaigia apie Žalgirio pasiruošimą, jūsų pasiruošimą Žalgiriui. Ir šiemet yra kažkoks skirtumas, lyginant pasiruošimą su pernai Žalgirio komanda, ar jaučiasi, kad komanda yra labiau pasiruošus, ar nelabai? Ruošiantis prie Žalgirio visą laiką tu kažkokias turi rizikas turėti. Vienaip ruošdavomis anksčiau, kitaip ruošimės dabar. Šiemet tų ginklų dar daugiau, ypač perimetro linijoje. Jau netaip yra, vadinkim, prognozuojama komanda, kaip būdavo anksčiau. Tai aišku, visą laiką tu turi pasirinkti nuodus. Kur kažką bandysi galbūt atimti, bet tu iš to paties sprendimo tu kentiesi. Tai visko atimti tu tikrai negali. Ir pasiruošimas ruošiamės vis laik taip pat.
video trukmė ta pati, treniruotės bandom tas pačios. Dabar tiesiog toksai yra skirtumas. Galite auklėtinius iš dalies pateisinti dėl to, kad gal dalis jų buvo mintimis kelionė į Stambulą, Stambulė? Negaliu, nes aš galiu pateisinti galbūt, kai 2 rungtynės iš eilės yra, diena po dienos, tie vadinami back-to-back games, aš galiu pateisinti, ypač kai neturim to pilno rosterio, bet negaliu pateisinti čia, nes mes šnekėjom net didžioji pertrauka, kad skrydis yra tiesioginis, rungtynės ne rytoj, rungtynės ne poryt, skrydis yra ne naktį kažkada, kur ten keltis reikia ir išsimušti iš ritmo, dienos metu rungtynės trečiadienį. Nematau čia kažkokių pasiteisinimų.